Sveiki, šiandieną noriu pakalbėti apie vieną veiksmą, kuris padeda daugelį keblių situacijų. Anksčiau, ankstesnėse pamokėlėse jis jau, buvau aš kelis kartus rodęs, kaip sakyti, bet nebuvau užakcentavęs tam tikrų niuansų. Tai yra, aš dabar skambiai pavadinau tą veiksmuką, sugriauk pamatus, tarsi tą patarimą. Mintis yra tokia, kad yra situacijų, kada supriešinti kažką, ar mes bandome atlikti kažkokį veiksmą, ypatingai bandom pargriauti kažkokį griovimą, ar ten kažką aukojus užkabinimą, dar kažką. Būna situacijų, kai jeigu priešininkas spėja sureaguoti į tą mūsų veiksmą, arba jeigu yra fiziškai stipresnis, būna toks dalykas, kad užstringas ir nebegali iki galo atlikti kažkokį veiksmą. Tai būtent tokiose situacijose tas veiksmukas, apie kurį mes kalbėsim, labai padeda. Padeda išvesti priešininką iš pusiausvyros, padeda truputį iššokiruoti ir jį pastatyti į prastesnę padėtį. Pradžiai parodysiu iš vis, apie ką eina kalba, kad būtų aiškiau truputį, ką mes čia bandom parodyti. Tai yra, tarkim, nesvarbu, tarkim, būtų kažkoks, tarkim, smūgis į galvą, kažkas ten eina. Tai yra, kai mes suartėjom, nesvarbu, aš ten pranašau ir bandau, tarkim, galbūt noriu bandyti griauti, pavyzdžiui, man nepavyksta, gal pasiva balansas geras, arba aš fiziškai gal aukštesnis, jeigu kažkas nepavyksta, tai aš paprasčiausiai galiu paimti ir smūgiu į kelią, priešinką pargriauti. Nuo šitos patys jau man daug patogiau kažką daryti, aš įsisukti ir toliau. Kas dėl pačio dabar veiksmo? Iš karto tam tikrus nesėlis, kad greitai čia perbėgti. Tai yra esmė, kad smūgio zona, kaip pat tai yra, prasme, kelias, atakuot galima, tiksliai rekomenduojama atakuot prašė iš galinės pusės, nes tada kelias lengviausiai linksta. Tai yra, nereikia tiek daug jėgos. Tai aš paprasčiausiai pagavau, paukšt ir tas kelias iš karto šauka. Norint traumuot labiau, galima atakuot šiek tiek iš šono. Tai ta prasme, gali tik didesnės jėgos, bet jeigu gerai paveiks, ta prasme, gali būti raišiai, ta prasme, tai išdarkas traumuot patem, tai yra, didesnė traumos tikimybė, kad labiau traumuosit priešininką. Reikia to ar nereikia, čia aišku, nuo individualios situacijos priklauso, Bet, paprasčiausių atveju, ta prasme, kaip sakau, visą laiką, geriau tiesiog iš galo mušat ir koja linksta. Dabar dėl pačio smūgio veikimo, kaip sakyti, tai yra, tas smūgis neturi būti kažkokius. Tai yra, smūgis neturi būti, nereikia va taip paspirtolin, nes tada būsis aš koją, kad į priekį mušu, kažkur, ta koja kyla, bet jisai negriūna. Tai yra, mano jėgos vektorius turi būti grynai žemyn. Tai yra, aš taip smūgiuoju, kad mušant į kelią, kad tarsi noriu jį prispausti prie žemės. Tai yra, vektorius grynai kampuojama žemyn, tai yra, pagavau, žemyn. Tokiu atveju jisai sminga ir griūna ten, kur man reikia, kad jisai kad sugriūtų. Tai yra, čia tiek, kas dėl smūgio zonos ir jėgos krypties, sakykime. Toliau paties smūgio, tai yra plokštuma iš kur daroma, tai yra galima smūgiuoti čia tiek vidinę pusę, tiek išorinę pusę. Kaip rinktis, čia priklauso pagrindinės situacijos, kaip jūs randatės. Plius nuo tam tikrų patogumo niuansų irgi. Ar jums patogiau viena koja ar kita, ta prasme, kairė rankis, dešinė rankis, vėlgi ir kuos atitinkamai kartais būna. Tai sakykim, pradžio kiek gal, parodysiu, ta prasme, kaip truputį irgi šonų. Tai yra, tarkim, jeigu aš patogioj situacijai randuosi, aš galiu tiek galinę koją mušti, ta prasme, tiek, tiksliau, galinę posakau, vidinę pusę mušu, tiek, pavyzdžiui, tos kojos išorinę pusę. Čia mes susmavašo šoninis smūgis, Tai yra, pagavau, bam, žemyn. Tai yra, jokiais įmų, arba iš čia mušu, arba iš čia mušu. Daugelį situacijų, iš tikrųjų, ta prasme, gausis taip, kad jūs, aišku, turit, tiesiog, intuityviai gausis, ta prasme, kur reikia. Čia kažkur tarp kažkur lindau, dar šoną, tai aišku, tarp jeigu aš šoną, jeigu aš čia iš šoną lindau, tai man dabar, tarkim, man būtų čia, ta vidinė nepatogus, kiek aš užkabins, man tas varinė užgriūtų, tai man aišku, patogiau daug su šitą pusę. Vėlgi, bus dar situacija, jeigu aš kažkur iš nugaros užlindau, tai man vėlgi, galbūt iš vidinė nėra kaip užkištis. Tai aišku, šiandien, ta prasme, ta su išorinė pusė nėra kaip skirta, Tai aišku, aš su vidinė kertu, Dar vienas dalykėlis, niuansas tiksliau, kas gali įtakoti vieną ar kitą koją, ta prasme, skirti, tai yra, kur jūs randatės. Čia gal pabandysite šoną stok. Tai yra pagal jūsų žingsnį, kad negaišlaiko. Tai yra, tarkim, kaip pavyzdys, tarkim, dabar aš jeigu kažkas įvyko situacija, jeigu iš distancijos arba šiaip randuosi, kad mano koja yra čia, šalia jau kojose, Tai man dabar, tarkim, vietoj to, jeigu aš noriu, kaip sakyti, dabar aš, kad sutaupyti veiksmų, vietoj to, kad man dabar taip pristatyti tą koją ir skirti iš tos, tarsi priženginėti. Aš iš karto vietoj to ir noriu iš karto smūgiuoti. Tai yra, jeigu aš kažką jau dariau, tą koją pastačiau, kad nebegaišlaiko, aš aišku iš tos smūgiuoju. Ir atvirkščiai, jeigu aš dabar jau kažkas buvo pastačiau tą koją, vėlgi, kad man nekitaliuot kažko, ta prasme, jeigu aš tą pastačiau, aš tiesiog su kita koja, bant ir smūgiuoju. Tai yra mintis, ta prasme, aiškiai.
Jeigu aš pastačiau, mano prireikia, aš šiandien veikiu. Pastačiau kitą koją, prireikia, tada kitą koją veikiu. Tai yra, kad negaišt kojų ten keitimam, šokiam ir visokiem netgi per kitaliojimam. Tai tiek, ta prasme, kas dėl pačio veiksmo. Dar pakartosiu, smūgis į kelią, geriausiai galinę dalį, galim šiek tiek iš šono, vektorius jėgos žemyn, kad kelias eitų žemyn, ta prasme, ir smūgiuojam arba vidinę, arba išorinę pėdos dalimi. Ir dar gal pabaigai, ta prasme, tokie, pavyzdėliai, sakykim, kaip tas veiksmas, ta prasme, kur tą veiksmą būtų galima panaudoti. Tai vėlgi, kaip minėjau, galima apskritai iš tolimos distancijos, jeigu iš vis, tarkim, gal iš vis dar tai konflikto fazė, kažkas, arba galbūt aš nuo vieno čia bėgu, aš apskritai galiu, ta prasme, taip, tarkim, čia stovi, aš tik išėjau iš šoną, bats ir iš karto kartu per koją, ne? Kitas variantas, kaip jau buvo, kaip pradžio norėjom, ar kažkoks smūgis vyksta, ne? Tarkim, ar smūgis, ar aš kažkur čia įsikabinu, kai aš tiesiog arba bandau žengti griovimą tą, kad verst, arba pačiausiai iškėliau, tapčiau ir kartu per koją, ne? Paskui, pagavimai kažkaip, tarkim, galvos už galvos jau pagavo, ne? Vėlgi, aš manau, bam, veikiu, aš galiu laužti, kažką galiu daryti, bet jeigu man reikia griauti, kažkaip pusiausvėra gerai, gal negriūna. Aš vėlgi tą patį, taušt per šoną, panaudoju, kad griuvimui. Už nugaros rankos. Irgi, bats, išsisukau, galiu čia smūgą per kažką, kaip papildomą, bats, iš karto ne per kelią griuvimui. Tai yra elementariai, žodžiu, bet kokioje padėtyje. Jeigu jūs susidūrėt su sunkumais, ane kažkai daro kažkokį veiksmą, kažkas kažkur užkliuvo, kažkas nepavyksta. Ir jeigu yra jums proga, tai balansas yra pakankamai geras, nes kad nebūtų, kad nugriuvat ir jūs pakėdėt koją, kad jūs pargriuvat. Tai jeigu balansas geras, situacija bus sudėtinga, jeigu išeina iškelt koją ir kapot, viskas liuks. Tai yra papildom, tai nėra kažkoks, atskiras labai sudėtingas veiksmas, kuris kažką padėtų, ta prasme, bet yra tiesiog papildomas niuansėlis, kurį jūs galite panaudoti, sakykime, situacijose, kurios to reikalauja. Ir, sakykime, pagerinti savo galimybės, gerai, sėkmingai atlikti kažkokį veiksmą, ne, per griuvimą. Tai iš esmės, šį kartą viskas paprasta ir gal, būkit budrus, būkit saugus. Iki.